Lapkričio 1 dieną patruliavom Seniavos kapinių apylinkėse, užtikrinom eismo saugumą. Tuo metu pastebėjom, kad per pervažą važiuojančiam automobiliui nukrito jo priekinis kairės pusės ratas. Nubėgom iki to automobilio. Senoliai tada suprato, kad kažkas ne to, išlipė iš mašinos, pastebėjo, kad jam nukritęs ratas. Tuo tarpu greitai informavau iš karto buvusius netoliese pareigūnus, kad reikalinga pagalba, ir nubėgau iki dispečerės geležinkelio pervažos, kur gavau informaciją, kad už keletos minučių važiuos keleivinis traukinys būtent ant tų bėgių. Ši informavus dispečerinė išbėgo stabdyti traukinio. Svarbiausia buvo užtikrinti eismo saugumą, aplinkui esančių žmonių saugumą. Uždarėme eismą, išlaipinome keleivius iš transporto priemonės. Buvo jaučiama įtampa. Tolumoje buvo matyti jau, kad atvažiuoja traukinys. Pervažos darbuotojai toliau bandė stabdyti traukinį. Pervažos šlagbaumai taipogi jau užsidarinėjo, įtampa vis didėjo, ar spėsim ar nespėsim. Pamatėme pro šalį važiuojantį krovininį automobilį. Krovininio automobilio vairuotojo pagalba. Buvo automobilis prikabintas, kilsteltas policijos pareigūnų ir kitų žmonių ir patrauktas automobilis nuo bėgių. Viskas baigėsi laimingai.